labas vakaras visiems. Šiandien pas mus svečiuose Jurgita Jankuvienė. Jurgita yra lektorė, coachingo specialistė. Tai šios dienos mūsų tema būtų būtent apie emocinę, kaip aš sakau, sveikatą. Tai ne tik mamyčių, bet ir tėvelių auginančių autistiškus vaikučius, apie jų būtent emocinę tą sveikatą, jų ir kuom Jurgita galėtų šiuo klausimu mums padėti ir patarti. Jurgita, prašau. Ačiū, Rasa, labai. Tai ačiū pirmiausia, kad sudarėt šitą galimybę man pasikalbėti su tai žmonėmis, kurie augina tokius vaikus. Taip, aš esu coachingo specialistė, lektorė ir pavadinimas temos, kuris buvo įrašytas į renginio pavadinimą. Tai net užsirašiau, kaip atrasti emocinį stabilumą. Nuoširdžiai pasakysiu, nežinau. Dėl labai paprastos priežasties. Todėl, kad kiekvienam emocinis stabilumas reiškia visai kitus dalykus. Man jis gali reikšti vienus dalykus, jums jisai gali reikšti visiškai kitus dalykus. Ir streso lygis arba gebėjimas susidoroti su stresu vėlgi yra labai labai skirtingas. Ką aš galiu šiandien jums papasakot, aš tiesiog galiu pasidalinti patirtimi, nes draugauju su vaiko raidos klinika ir toje klinikoje yra ne viena mama. Taip jau nutinka, kad didžioji dalis, su kuo aš bendrauju, yra mamos, ne tėčiai. Ne viena mama ateina su manimi pasikalbėti. Ir, turbūt pati ilgiausia ir šiandien dienai, sakyčiau, sėkmės istorija yra vienos mamos, kuri augina lygiai taip pat autistišką berniuką. Jam šiuo metu, jei gerai pamenu, yra 7 metai. Ir šitą diagnozę jis arba šeima sužinojo prieš gerus 1,5 metų. Kuomet mes pradėjom su šita mama bendrauti, jų šeima šitą diagnozę žinojo pusmetį. Ir pati pradžia bendravimo nebuvo labai lengva, pačiai mamai nebuvo labai lengva. Jai nebuvo lengva kalbėti apie tai, kad šeimoje auga toks vaikas. Ką ji pati sakė? Jaučiuosi užribyje, jaučiuosi kalta, kad toks vaikas yra šeimoje. Mano gyvenimas tapo bevertis. Nieko nenoriu, man viskas nusipiešė juodom spalvom. Taip atsitiko, kad tiesiog sužinojusi apie vaiko diagnozę, ji dar kurį laiką bandė suderinti asmeninį darbą, kur turėjo tikrai labai geras pareigas, pakankamai aukštas pareigas. Ir ji bandė suderinti darbą ir gyvenimą šeimoje. Šeimoje auga dar vienas vaikas, dukra. Mergaitė tikrai neturi jokių sutrikimų, tiesiog, kaip ji pati sakė, už ką man Dievo rykštė. Pačioj pradžioj ji šitą situaciją priėmė būtent taip. Su šita mama mes pradėjom bendrauti ir draugauti dar praeitų metų spalį. Tai realiai, galima sakyti, apsisuko visi metai. Ir paskutinės sesijos metu, kuomet mes jau bendravom, paskutinės sesijos metu, ji su manim pasidalino man asmeniškai labai smagią naujieną. Sako, žinot, Jurgita, aš per mūsų visą šitą laiką ir visą šitą bendravimą dabar tik tai sau atradau vieną dalyką, kad mano gyvenimas tarsi pasidalino į 2 etapus. Vienas etapas yra iki diagnozės sūnaus, kitas etapas yra po sūnaus diagnozės. Tai tam visam reikėjo realiai metų laiko, kas 2 savaitę po valandą pokalbių su manim, kad ji šitą dalyką savo priimtų. Todėl,
už tai ir sakau, kad nežinau, kaip susitvarkyti su emocinė būsena, nes kiekvienam ta emocinė būsena jinai yra skirtinga ir jinai yra kitokia. Realiai vaiko diagnozė, bet kokią diagnozę, kokią mes be paimtume, ar tai yra autizmo spektro sutrikimas, ar tai yra Dauno sindromas, ar tai yra, nežinau, kažkokia kita sunki liga. Normalu žmonės priima kaip tam tikrą prasme netektį. Ir per visą šitą laikotarpį, žiūrėkit, mes labai skirtingai išgyvename įvairias netektis. Ir artimo žmogaus mirtį visi skirtingai išgyvenam. Vieni greičiau tą laikotarpį praeina, kiti sunkiau tą laikotarpį praeina. Darbo netekimas, lygiai ta pati netektis. Irgi vieni greičiau tą praeina, kiti sunkiau tą praeina. Todėl coachingo konsultacijos, coachingo sesijos nėra apie tai, kad mes užsiimam kažkokiu gydymu. Aš nesu psichoterapeutė. Aš negydau ir nelendu gilyn žmonėm į dūšią, į jų vaikystę, į jų prisiminimus, į jų santykius su tėvais. Taip, visko būna. Tikrai visko būna, mes pakalbam apie viską ir apie vaikystę ir iš kur ateina vieni ar kiti įsitikinimai, bet aš ten nelendu. Mes sesijose kalbam apie tai, kur aš esu dabar, ką aš turiu dabar ir kaip man su visu tuo po truputėlį tvarkytis. Neturiu piliulės, neturiu recepto, negaliu pasakyti, kiek laiko jums gali reikėti to tokio bendravimo. Tai nėra greitai, lydekai paliepus būna tik pasakose. Norėčiau turėti ir būti stebukladariu. Nesu. Tai apie tai ir yra kalba. Ir su Rasa šiandien kalbėjom prieš patį renginį, kad dar nemenkai žmonių turi įsitikinimą, kad coachingas yra tik tai apie verslą ir skirtas tik tai verslo žmonėm, verslininkam, vadovam. Ne. Taip, coachingas, kiekvienas coachingas yra, turi nišą. Yra coachingo specialistai, kolegos, kurie dirba būtent su verslu, dirba su vadovais, dirba su lyderyste, moko, kaip geriau daryti verslą arba tiesiog padeda suprasti, kaip geriau daryti verslą. Mano niša yra gyvenimo pokyčių coachingas. Angliškas pavadinimas yra life coaching. Lietuviškai aš tik tai vieną randu gyvenimo pokyčių coachingas šitą pavadinimą. Ir mes ir kalbam apie tai, o kaip yra mano gyvenime dabar ir kaip aš noriu, kad būtų. Kaip man susitvarkyti, kas man trukdo priimti, nes pavyzdžiui, su šita mama mes pakankamai nemažai sesijų turėjom apie tai, kaip jai priimti esamą situaciją. Nes tikrai labai daug kalbėjom apie tai, kad, sako, man sunku, sakė, aš būnu net pikta, nepakanti, būnu nusivylusi ir net nenoriu nieko su to vaiku daryti. Nors jis išėjo iš darbo būtent tam, kad galėtų užsiimti vaiko ugdymu individualiai namuose. Nes vėl ta pati situacija, jūs visi puikiai žinot, nelabai kas nori priimti į mokyklas, nelabai kas nori priimti į darželius, nelabai kas nori priimti į būrelius. Iš tos mamos sprendimas buvo toks, kad dabar aš kažkurį tai laiko tarpą dirbu su vaiku individualiai. Ir sako, atrodo, dirbi ir darai, ir tas postūmis yra, bet ateina diena, kai tu jautiesi toks pavargęs, kad net menkiausias dalykas, kaip pavyzdžiui sūnaus iškrauti indai iš indaplovės, yra nei joks nepasiekimas, nes kiti vaikai daro gerokai daugiau, o nežiūrint tai, kad šitam berniukui iškrauti indus iš indaplovės yra oho koks pasiekimas. Tai mes mokėmės kartu pastebėti mažus dalykus, pastebėti mažus pliusus, kas yra teigiamo,
mes mokėmės netgi apie tai, kaip mamai leisti savo išeiti iš namų. Nes sako, žinai, man kartais būna tokių dienų, kad atrodo, kad jeigu aš išeisiu iš namų su šitu vaiku, netgi į vaikų žaidimo aikštelę, visi į mane žiūrės. Ir man yra nepakeliamai baisu, nes atrodo, kad visi mane skanuoja. Ir ant manęs, uždeda štampą. Šita tai augina defektuotą vaiką. Bet tai yra žmogaus įsitikinimas. O dėl ko tas įsitikinimas? Po kažkelintos sesijos, aš dabar nepasakysiu tiksliai po kurios, po kažkelintos sesijos ji pati pasidalino su manim, sako, žinot, Jurgita, kol aš neturėjau pati tokio sūnaus, į tuos kitokius vaikus aš lygiai taip pat žiūrėjau kaip į defektuotus. Ir čia, aišku, užsidėjau savo po to dar kryžių, kad aš į anuos žiūrėjau taip, tai man dabar visą tą davė išmokti pakantumą. Galim tuo tikėti, galim tuo netikėti. Nieks negali pasakyti, kodėl šeimoje gimsta tokie vaikai. Nieks negali pasakyti. Tiesiog taip yra. Tai išėmėm tą įsitikinimą, kad vaikas nėra defektuotas. Taip, jis yra ypatingas. Jam reikia truputį daugiau dėmesio, prie jo jam reikia pridėti daugiau pastangų, kad jisai kažką tai nuveiktų. Bet jis yra niekuo nekitoks. Ir nuo praeitos sesijos, kuomet atėjo supratimas pas pačią mamą, kad aš turiu gyvenimą iki ir po, jau jai pačiai atsirado noras kažką keisti savo gyvenime. Tai coachingas ir yra apie tai. Išbūti, iškalbėti, suprasti ir po to po truputėlį pradėti keliauti priekį. Nes jeigu taip, metaforiškai kalbant, jeigu mes turim liniją ir turim tašką A ir turim tašką B. Tai dabartinė situacija yra taškas A, norima kažkokia situacija yra taškas B. Visa tai, kas yra nubrėžta tarp taško A ir tarp taško B, yra coachingo procesas. Ir tai ne apie verslą. Tai yra apie gyvenimą ir apie tai, kaip aš noriu, kad būtų. O galima klausimas? Taip. Būtent dėl diagnozės to priėmimo dažniausiai dabar pasikartojantis klausimai, tai būna pagrinde, būna taip, kad šeimoje mama pripažįsta, tėtis nepripažįsta. Tėtis pripažįsta, mama nepripažįsta. Ir tada gaunasi ta vidinė šeimos būsena, tokia įtempta, kenčia tėvai, kenčia vaikas. Tai tokiu, ar jūs siūlytumėt abiem tėvam kreiptis, ar tėvai turėtų kartu ateit pasikalbėti pas jūs, ar atskirai? Va čia jau, žinot, prasideda santykių coachingas, kur aš nesu specialistė. Ir tikrai yra tekę kalbėti su mamom, bet lygiai ką ir jūs sakot, kad nesako mamai, kad tu dramatizuoji. Bet tiesiog kažkuri tai pusė lengviau ir greičiau su tuo, tai ką aš ir pradžioje sakiau, lengviau ir greičiau su tuo susigyvena. Nes tai visiškai, aš tai visą laiką siūlau kalbėtis. Jeigu sunku yra kalbėtis, tai čia šiuo atveju galbūt padėtų porų psichoterapija. Bet psichoterapija. Nors yra ir coachingo specialistų, kurie dirba su santykiais ir dirba su porom. Bet, aš pati tokios patirties neturiu. Mano patirtis apskritai, sakau, kiek yra tekę bendrauti, tai yra mamos, kurios ateina, norėdamas pasikalbėti. Dauguma mamų jos dažniausiai lieka vienos, tėčiai dažniausiai yra palieka ir tada ta mama gauna
Dvigubas smūgis. Psichologinį smūgį ir tada netrodo, kad viskas jau čia ir dabar baigėsi gyvenimas. Mhm. Ta diagnozė, žodžiu, pasibaigė su likta diena. Sutinku su jumis, visiškai sutinku su jumis ir šitoj vietoj, na, tada atsiranda 2 traumų išgyvenimas arba 2 netekčių išgyvenimas, ne? Ir tada vaiko diagnozė yra vienas kampas, santykiai, nutrūkę santykiai, išsiskyrusi šeima yra kitas kampas. Ir mano galva tokiu atveju visgi reikėtų, aš su tokia mama, tarkim, aš pati su tokia mama pradėčiau nuo klausimo, o kurią situaciją, su kuria trauma norėtųsi tvarkytis pirmiausia. Žiūrėkit, net ir jeigu imsim tą mediciną intervencinę, pavyzdžiui, ne? Tai jeigu žmogui reikia operuoti ir ranką ir koją vienu metu, nieks neoperuoja. Yra etapais. Pirmą susitvarkom vieną, paskiau po kažkiek laiko tvarkomės kitą. Kartais nutinka taip, kai susitvarkom su vienu, aš čia kalbu jau dabar ne apie intervencinę, nes jeigu reikia operuoti, tai niekur nedingsi, reikia operuoti. Bet jeigu kalbam apie tuos psichologinius dalykus, ar ne, kartais atsitinka taip, kad kai susitvarkai su vienu, kai tu tampi stipresnis dėl vieno dalyko, tau tarsi natūraliai viskas pereina ir į kitą. Visų pirma, nesvarbu, mama, tėtis, pora, tėtis ir mama. Tai bet daugiau vis tiek, jeigu žiūrim apie žmogų, tai žiūrim apie žmogų. Žmogus nėra vien tik rankytės, kojytės, galva, širdis, skrandis, nežinau, plaučiai. Nesam mes atskiri, negalim mes, išsėmiau šiandien, skauda širdį, išsėmiau širdį, pasidėjau, kai ją nustos skaudėti, aš ją vėl įsidėsiu. Negalim šito mes padaryti. Mes esam vientisi. Ir kaip ten bebūtų, viskas prasideda čia. Taip, ir ta mūsų mamų emocinė būklė būtent labai ir paskui atsiliepia po to fiziniai sveikatai. Fiziniai sveikatai ir tam pačiam vaikui. Ir vaikui. Būtent autistiški vaikučiai tai dar labiau jaučia. Daugiau jaučia mamų, kaip sakant, emocinė. Nesu autizmo ekspertas, specialistas, nesu tiek giliai įsigilinusi, tik tai kiek žinau. Taip, tai yra autizmo spektro sutrikimas, kiek aš žinau, yra raidos sutrikimas, ar ne? Ir ta raida, tarkim, jeigu paimsim neturintį vaiką su spektro sutrikimu ir vaiką, kuris turi, tai realiai ji gali atsilikti metus, 2, 3, 4, 5, priklauso nuo sunkumo. Štai ir yra spektras. Ne diagnozė, tu autistas, viso. Ir tu turi turėti šitą, jeigu šito nėra, pas tavę to nėra. Ne. Štai ir yra autizmo spektras, nes tai yra labai labai platu. Kaip vaivorykštė, kaip spalvų spektras. Paimkim nuo geltonos iki pačios mėlyna ar kokia ten baigėsi. Tai vaivorykštė. Ten irgi yra spektras. Ir tų spalvų jų gali būti visokių. Tai lygiai tas pats yra ir su žmogaus galva, ar ne? Ir tie vaikiukai, jie, kiek aš žinau, kiek pati esu paskaičiusi apie tai, tai kas geriausiai jaučia mamą? Šiaip. Jeigu ne autizmo spektro vaikai, ne? Geriausiai mamą jaučia vaikai kūdikiai iki tam tikro amžiaus. Mamai pakilo temperatūra, žiūrėk, vaikui pakilo temperatūra. Mama suslogavo, žiūrėk, vaikas patapo dirglus ir irzlus, nebūtinai jam pakilo temperatūra ir pakilo sloga. Mama susibarė su kaimynė, nežinau, močiutė, tėčiu, dar kažkuo. Vaikas irgi visą tai perima. Ir nežinia dėl ko, atrodytų viskas kaip ir gerai, niekuo nieks neserga, o vaikas ištisai serga. Dėl ko? Dėl to, kad visas tas taigi spinduliuoja aplink. O autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai yra dar jautresni visiems šitiem dalykam. Ir netgi, pavyzdžiui, jeigu šiaip 16-metis,
Jis jau nebelabai reaguoja ten į mamos nuotaikas. Nu, okei, mama biški ten sudirgusi ar ten dar kažkokia. Tai autizmo spektro sutrikimo turintys jaunuoliai, jie mato ir jie reaguoja ir jiem yra nesaugu, o kai jiem yra nesaugu, jie tampa sudirgę. Nu ir tada vėl užsikuria visa karuselė. Tai vat ta emocinė būsena mamos yra svarbi ir suprasti, o kas su manim dabar vyksta. Pasakyti, mane nervuoja. Nu gerai, nervuoja. Kas tave nervuoja? Kaip tu dabar jautiesi? Mane nervuoja, gerai, sakau konkrečiai. Pykstu, bijau. Kaip įvardinti? Nes žodis nervuoja, tai nėra tokios emocijos visoje šitoj paletėje. Mes turim pykti, turim baimę, turim pasibjaurėjimą, turim nuostabą ir turim džiaugsmą. Tai yra 5 pagrindinės emocijos, kurias mes turim. Daugiau jų nėra. Ir vat būtent per šitą dalyką, kai tu pradedi suprasti, aha, pykstu. Kodėl pykstu? Kur tas pyktis sėdi? Kurioj vietoj? Jeigu pykstu ir pyktis sėdi čia, labai tikėtina, kad bronchai ir plaučių sistema greituoju laiku atsakys. Jeigu pykstu ir pyktis sėdi kažkur čia, tai tikėtina, kad turėsim reikalų su šita vieta, ar ne, fiziškai. Jeigu bijau, vėl, kas yra baimė? Kur ta baimė gyvena? Kuomet žmonės išmoksta save stebėti ir įvardinti tikrasias emocijas, jiems tiesiog tampa paprasčiau ir geriau. Bijau, ko bijau? Jeigu žinau, ko bijau, ką aš su šita baime galiu padaryti? Kaip aš ją galiu, pakeisti? Kuo aš ją galiu pakeisti? Kartais net ir labai neracionalių pykčių, pavyzdžiui, būna. O bet koks pokytis, žmogui yra stresas, bet koks. Kartais, mūsų turbūt bendroji visuomenė, ne, tas yra momentas, kad jeigu stresas, tai būtinai per galvą, ne? Arba būtinai susinervinau, va tada man yra stresas. Ne. Stresas yra organizmo reakcija į bet kokį pokytį, bet kokį. Išėjau iš pirties ir iššokau į šaltą eketę, organizmui yra stresas. Nors mes sakom, faina, liuks kaip gerai, ne? Tai mes ir kalbam apie tai. Įsipjoviau į pirštą, vėl organizmui stresas. Nes jeigu organizmas mums nesakytų, kad žiūrėk, alio, tu pjauni pirštą, tai taip ir nusipjautume. Bet kadangi yra stresas, organizmas į tai reaguoja. Tai apie tai ir yra kalba, kad yra bet koks pokytis, aplinkos poveikis mūsų organizmui, emociniai būsenai, fiziniai būsenai, psichologiniai būsenai. Bet koks pokytis yra stresas. Ir kai mes atpažįstam, suprantam, išmokstam su tuo tvarkytis, tada tas stabilizuojasi tie dalykai. Tai koks būtų palinkėjimas? Palinkėjimas būtų nepamiršti, kad jūs visų pirma esate žmogus. Su viskuo, su visa puokšte. Su meile, su baime, su pykčiu, su džiaugsmu, su pasibjaurėjimu, su nuostaba, su viskuo jūs visų pirma esat žmogus. Ir man labai patinka skrydžių palydovų instrukcija, kurioje visą laiką yra sakoma, pirmiausia, kai kas nors nutinka, kaukę, deguonies turit užsidėti sau. Ir tik tada uždėti ją kitam. Nes jeigu jums bus blogai, jeigu jūs neturėsit deguonies, sorry, niekam kitam jūs to deguonies neuždėsit. Tai va tiek. Gerai, ačiū Jurgita labai. Ačiū jums, buvo labai smagu su jumis pabūti.